Kas čia dabar buvo? Namai kaip, ką žinau, aš po kokio uragano. Tie visi sugulė. Kažkokiamis netokio vietoje? Čia buvo. Kažkas čia ne taip. Aš užuodžiu kažką įtartinu. Kas yra? Kas? Mes įsprausti į kampą. Išėjimas liko tik šitas, bet jisai, žinai, sunkiai užsidaro, atsidaro ir taip toliau, tai mes juo visą laiką net negalime. Na taip. O bet to kas čia tokio sąvartyną padarė? Tai vat, kai mumis turbūt perkelinėjo kažkas ir kas bus tas kažkas, tai aš tikrai užmušiu. Na žodžiu, kai mumis turbūt perkelėm, visas ir susigriovė. Oi, sorry. O dar persikas su citrinutė negrįžo? Ne, aš ką tik pas atsibudau. Na gerai, turėtumėm eiti tvarkytis. Ne, nes čia tikras šabakštynas. Jo, viskas išvaryta. Aš sugalvojau, gal aš viską sutvarkysiu. Jūs visi eikite lauką, o aš sutvarkysiu, gerai? Gerai, einu visas prižadint. Ar aukščiukas vienas susitvarkys, kažin, kas čia bus? Aš šiaip nemanau, kad jis susitvarkys, dėl to, kad... Gal aš jam padėti. Kaip jūs manot? Ne. Kodėl? Jis pats norėjo. Jis liepė mum eiti lauką, paskui žinai, kas būna, kai jūs erzinam. Na taip. Tai ko čia pradėsim? Na gerai, ir pradėsim nuo pirmo aukšto. Taigi, pagalvėlė turėtų būti ant sofutės. O dieve, visas pafetas išrautas. Va, čia dar viena patiškėlė. Lapelį kažkokie, jie nereikalingi, metam lauk. Mums bus reikalingas pafetukas. Truputėlį čia. Va. Ne, pasidužo mano mėloji lempa. O ne. Kodėl tu lempa? Kodėl? Pameti savo karolus, kodėl? Mano lempa gražiuoji. Mano iš kartos į kartą perduodama lempa. Jau mano. Geras Marija, tai tas ar skyrė. Čia jis kažkai neusimauna. Į nebiškį. Va, užmau. Bet kas dabar bus su šituo? Na ir gerai. Niekas neįtars. Bet aš žinosiu. Kodėlgi aš? Vai aš? Kėdės visas išvartytas. Kažkoks čia party buvo. Turbūt kažkas jau surengė mums. O dieve, dar jis neišėjo. Dar kažko neprikėlė. Jūs paukštytės. Ko? Bet kas yra, kodėl man taip galvas skauda? Eik į lauką, ten kiti yra. O ne, ką jie ten veikia? O dieve, kas čia part išpakštyros, taip pat jie tvarkyti. Eikite į lauką, aš viską sutvarkysiu. Jau pasėjau. Eikite į lauką. Gerai. O dieve, šaldytuvas visas nuverstas. Nu kur? Negėdas nei sarmatos. O dieve, spintelė iš vis apversta. Kas čia buvo? Vėl šaldytuvas nuverta. Čia turbūt koks uraganas buvo, kad ne šaldytuvai pradėjo virsti. Spragėsiukai. Maliukiukas. Žuvytė. Pyragiukas. Visi saldumynai išbėra.
O, kiek mes šilpinukų daug turime. Nepataikau. Va. Kas čia per šiukšlė? Kažkokia šiukšlė. Pagalvėlė. Žurnalai. Va. Bufetą lauk kažkas išmetė. Va. Gerai. Liepam į antrą aukštą. O, čia ne taip suversti. Taip iškai reikia tuos praistint ir lovą pristumt. Va, gerai. Na, čia irgi ne taip jau baisu, bet šita scena tai tikrai neturėtų prisilenkt. Baigiau ir čia. O dieve, čia visa palmė. O Jėzus, reikia greičiau sutvarkyti, kol galytė visai nepasito. Pamatys tai, o dievuliau, kaip velnių daug. O dieve, kiek čia dulkių ant tų dėkiukų. Sutvarkiau ir dabar galiu eit pasiplaukti. Kažkaip ilgokai tvarko, gal aš žinau patikrinti, ką jis ten veikia. Jo, gal laikadžiukas jums tiko galą palpa. Aha, gali būti. Auksiuk! Tyla. Auksiuk! Tyla. Auksiuk! Tyla. Nieko nėra. Reikia lipti į antrą aukštą. Aha. Auksiuk, tu čia? Tu gal balkone? Auksiuk? Ir ne čia. Auksiuk, man rimtai nejuokinga. Kur tu? Galbūt jis baseine? Auksiuk! Oi, buvau biškį nusnūdęs, atleisk. Ir šaukiai mane? Tai žinoma, kad šaukiau. Aš jau galvojau, kad tau kas nutiko. Ir mes jau galime ateiti, ar jau viskas pabaigta? Jo, galite ateiti. Gerai tada. Ateikit, jau viskas. Galite ateiti. Girdėjau, kad viskas reikia pažiūrėti kaip palmė. Mano palmėn viskas gerai. Jo, viskas gerai. Kodėl ne tokia pakaripis, ar jau atlaužysi? O ne, jau atlaužysi, atėvė. Ką tu padarei, mano palmė? Jau buvo nulūžusi, atleisk, aš stengiuosi, kad tu nepamatytum, nežinau, kad tu susijęs. Kad tik jį priaugtų, kas bus, jei nepriaugs, man bus skapysi. Nes ne mano mėgstamasis gėris. Einu pagrot. Tik to pamirškim tas palmės. Jau galiu eiti savo mielą, minkštą lavytę. Na gerai, nelabai minkštą, bet galiu eiti lavytę. Kiek čia lavyčių reikia išsirinkti dabar geriausia. Lenda čia. Čia ne taip išėniai iškresta. Va, tikiuosi, mano baras, viskas gerai jam. Tikėkime, viskas gerai mano barai. Taip, viskas gerai. Ačiū Dievui. Kaip saulė šviečia. Kaip įdomu. Paplaukti su jumis. Tikėkime, mano mėgstamiausia kepurė vis dar yra, nes be jos aš negaliu gyventi. Yra. Ji tokios pats spalvos kaip ir aš ir man tai labai patinka. Nes ji man labai gražiai tinka. Galiu užsidėti. Na gerai, man ji gražiai tinka, bet jinai man pagal dydį nelabai tinka. Tinka, bet nenušmaunu, biškai krenta man, žinot. Nekrenta, geras, aš turiu kepurę. Kaip faina, aš turiu kepurę, kuri man nekrenta. Oh my gosh. Kaip fainai. Yeah.
Kokia aš graži dabar būsiu. Pagaliau kaip nors tiko šitą kepurę. Ir tai buvo mama. Laukite, nu gal šiais kitaip pasitaisyti. Oh my gosh, aš galiu užsimoti taip, kaip tik noriu. Oh my gosh, geriausia kepurė pasaulyje. O dieve, jaha, dabar niekada apsiimsiu. Yeah, ui. Šaldytuve, medus, tikėkimės dar išliko. O dieve, nėra medaus. Jūs įsivaizduojat. Tikėkimės, aukšukai, viskas gerai. Einu patikrinsiu. Tau viskas gerai, aukšukai, niekas nesusižaidė. Ne, nesusižaidžiu, nesijaudink. Tai gerai. Bzz. Kelkitės, palvi galime varyti. Kur varyti? Į ledų šventę? Ne jokia ledų šventė, ką čia nusišneki ruduo. Galime varyti į namus. Jej! Gali vėl dancint. Aš su tavim. Ach, tu man buvai ir kojas užminęs. Atleisk man. Ach, negeriau. Eime, gal gali mane teleportint? Ok. Na štai, dėkoju, tingiauit. Kas yra? Nebėra medaus. O tai tau. Visiems gerai, išskyrus Barniui. Jo medaus nebėra. O man viskas nesvarbu. Tiesiog man svarbiausia, kad namai sveiki, o ne medus tas kažkoks. Ir svarbiausia, kad mano visi draugai sveiki, tikiuosi, nes mes dar taip ir neradom persikės ir citrinuotės. Jos kažkur tiesiog kaip į vandenį, nesuprantu, tai labai blogai. Taigi, tai va, einu aš jau